Sveiki draugai, čia Meistras į namus ir atvykau aš dabar į Viršuliškių objektą. Čia reikės atlikti biškį elektros darbų, reikės 2 rozetės padaryti lauke balkone žmogui ir žmogus nori, dabar yra prie vienos sienos tenais jungtukas, o žmogus nori tenais pasidaryti tokį kaip darbo staliuką, darbo kampelį. Taigi aš padarysiu, kad būtų vienam bloke ir jungtukas, ir rozetė, nes dabar yra tik tas jungtukas. Tai tenas irgi reikės biškių pragręžti, reikės naują dėžutę įstatyti ir tada naują bloką. Taigi pradedam. Štai šį čia mes turim paprasčiausią rozetę viduje, bet žmogus turi labai didelę terasą, ne terasą, o balkoną lauke ir nori padaryti taip, kad lauke, nežinau, ar ten šildytuvą nori pasistatyti, ar elektrinį grilę, ar kažkas tokio, ir nori, kad štai tenais prie sienos irgi būtų laukinė rozetė. Taigi mes darysim tokį dalyką 2 vietose, identiški. Taigi čia yra vidinio rozetė, persigręšim kiaurai per sieną, aš matavausi, čia yra 55 cm, prasigręšim kiaurai, prasivesim laidą ir lauke pastatysim virštinkinę rozetę. Taigi pamatysit, lygiai tas pats bus 2 vietose ir kai atliksim darbą, eisim prie kito darbelio. Taigi štai, kaip mato, dabar mes turime čia paprasčiausiai jungtuką, jis įjungia, išjungia šviesą vonioje. Bet štai šitoj vietoj dabar, kur yra šuniuko guolis, čia žmogus nori turėti tokį nedidelį darbo staliuką, čia stovės laptopas, galbūt ten nori telefoną pasikrauti, laptopą pasijungti, žodžiu. Tai žmogus nori, kad būtų vietoj paprasčiausiai jungtuko, tai bus, mes dabar padarysim taip, kad pradidinsim skylę gipso kartono sienoje, įdėsim 2 dėžutę ir padarysim taip, kad būtų ir jungtukas, įjungia, išjungia vonioje šviesą, bei būtų rozetė, kad galėtų tenas, kaip ir minėjau, pasikrauti telefoną arba pasijungti laptopą. Taigi šis čia bus antras darbelis. O darbų vadovas, kuris prižiūri mūsų visus šiandienos darbus, o štai toks darbų vadovas labai mielas. Taip. Siena yra labai stora, 55 cm. Taigi iš pradžių pradėsiu gręžti, užsiduosiu tiesę su štai tokiu 12 mm diametro grąžtu. Trumpesnis, nežinau, čia kokį 20 cm. Ar tada pratęsim darbą, o nusipirkau visiškai naują. Čia yra taip pat 12 mm diametro, bet jau 60 cm ilgio grąžtas. Nu tai gręžimo bus. Sieną prasigręžiau ganėtinai lengvai, nes, kaip pasakyti, sienos skersmuo yra 55 cm, atrodo lyg ir daug, bet aš nežinau, ten gal kokį 30 cm buvo gryno polisterolo. Nu tai be abejo, per polisterolo tai kaip karštas peilis per sviestą pralindo tas mano grąžtas. Tai labai ganėtinai greitai prasigręžiau. Nu ir dabar ką, paimsim laidą, paimsiu štai tokį metalinį strypelį, prasivesiu laidą, tenais balkone pastatysiu, kaip jau minėjau prieš tai, patinkinę štai šitokią rozetę, irgi rozetę paėmiau tokios spalvos, kad atitiktų, nes viduje štai tokios tamsios rozetės, tai iš to paties paėmiau ir lauko rozetės. Na ir biškį pachimyčinsim su laidais ir veiks. Tiek šičia rozetė veiks, tiek lauke. Laidas papildomas jau pravestas, štai vienas galas viduje, kitas galas išoriai. Na tai dabar belieka vidinio rozetę ir išorinio rozetę sustatyti ir bus galima judėti prie lygiai tokio pačio taško, tik kitoje vietoje. Vidinė rozetė sustatyta, teko biškiuką pasižaisti su vago jungtimis. Nes vienas laidas ateina iš tinklo, kuris užmaitina, tada antras laidas, kuris nuveda į sekančias rozetės, na ir trečias laidas, kuris išvedėm patys ką tik, kuris užmaitins išorinę rozetę virštinkinę. Taigi teko su triviečiais vago jungtelėmis pasižaisti, bet rozetė puikiai veikia, kitos puikiai veikia. Ir šitas laidas irgi užmaitintas. Na ką, einam į balkoną ir pasistatom virštinkinę rozetę.
Su štai šita elektros rozetė darysime absoliučiai viską tą patį. Žmonės nori, nežinau, ar elektrinį grilį, ar kažką tai pasistatyti. Eigos visos nerodysiu, bet principas bus tas pats. Nuo šitos persigrėšim kiaurai, pasistatysim laukia antrą rozetę. Išsiėmiau senąją dėžutę, kurioje buvo tik tas jungiklis. Dėžutė šiaip tai skirta ne gipsui. Šita dėžutė turėtų būti skirta kietai sienai, ten kažkokiai mūriniai, keramzitiniai arba dujų silikato. Na ir statysim štai šitokią 2 vietų dėžutė, jinai jau specialiai skirta gipso kartonai. Taigi bus jungiklis ir šalia bus rozetė. Taigi darbas pas klientų šiandien yra 100% pabaigtas. Elektra veikia kuo puikiausiai, tiek balkone, tiek viduje rozetės veikia. Jungiklis, kurį padariau su rozetė, veikia kuo puikiausiai, klientai patenkinti. Na ir šiandien dar turbūt keliausiu pas vieną užsakovą, reikia staigiai pakabinti televizorių ant sienos naują. Ir manau, šiandienai bus tiek. Sekančio kliento turbūt nefilmuosiu, nedokumentuosiu. Tai manau tiek bus šiandienos vlogui ir iki, brangūs draugai.